1923 metais Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, medicinos pagalba čia vis dar reglamentuoja buvusios Vokietijos imperijos dekretai. Dėl medicinos paslaugų brangumo, kalbinio barjero gyventojams medicinos pagalbą gauti buvo sunku. Todėl Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija 1933 metais nutarė įsteigti Klaipėdos Raudonojo kryžiaus ligoninę. Pirmasis ligoninės direktorius, daktaras Juozas Ciplijauskas, dėl medicinos personalo trūkumo po metų įsteigė Klaipėdos gailestingųjų seserų kursus. Nuo čia skaičiuojama Klaipėdos valstybinės kolegijos sveikatos mokslų fakulteto istorija. Mano mamytė Elena Giniotytė Grudzinskienė yra Klaipėdos gailestingųjų seserų kursų absolventė. Jis rašo, kad būdavo labai įdomiai supažindindama su medicininė praktika, kaip elgtis su ligoniais, kaip globoti, nerodyti jokio pykčio, atsinešti labai švelniai, kaip jinai prisiminimuose rašo. Tai nuo 14 iki 17 valandos būdavo pietų pertrauka. Tai gydytojas Ciplijauskas ką darydavo, sako, būdavo žiemos metu, jis turėjo mašiną, tai sako, mumis susodindavo į rogutes, veždavo, reiškia, į girulius, visus ten, sako, mes šeldavom, lakstydavom, viską kavinukiai, kavosas ir jau 17 valandą vėl visus su mašina, mes prisikabinus tas rogės važiuojam, reiškia, atgal į darbą ir būtinas buvo tas tarpas tik poilsiui. Dar 309 metus dar jie aprašo, kaip atėjo vokiečiai. Tada atėjo, sakė daktaras, pranešti, kad uždaroma yra ligoninė. Tai bet dar jos nubėgo į teatro aikštę Fiurerio paklausyti ir tada jau susikrovė mantą, mes išvažiavome į Palangą gyventi. Antrojo pasaulinio karo nusiaubtame mieste Juozo Ciplijausko pradėtus darbus tęsė daktaras Alfonsas Dirsė. Jo įkurtoje medicinos seserų mokykloje pradeda studijuoti 42 merginos. 1953-aisiais Klaipėdos medicinos mokyklai suteikiamas respublikinis mokymo įstaigos statusas. Tuo tarpu būsimosios medicinos seserys ne tik remta mokslus, bet ir aktyviai dalyvauja užklasinėse, meninėse ar sportinėse veiklose. Baigiau akušerių specialybę 64-ais. Biednai atrodė. Paskai skaitys, užsižymėsim. Viskas toks. Paskui klausinės, turėjom jau gerai žinoti visą eigą apie ligonius, kad gerb, mylėti. Mūsų mokykla, kadangi vienus mergaitės, draugavom su jūreivystės mokykla. Ten vieni bernai čia kviesi į kokius baliukus, kas čia susidraugausim, į pasimatymus. 1967-ieji Klaipėdos medicinos mokykloje studijuoja jau tik sovietmečių gimusios merginos. Laikmetis slogus, tačiau žingeidumo ir užsispyrimo būti geriausiomis jis neužgožia. Slegiantys įspūdžiai yra iš sovietmečio. Įvairios rusiškos programos ir mes, aišku, pagal jas turėjome dirbti. Viskas buvo pasakyta, taip turi būti, šitaip ir ne kitaip. Tas požiūris, kad čia guli ligonis, ne pacientas, netgi ligonis. Ir reikia tiesiog daryti tai, ką nurodė gydytojas ir daugiau nieko. O žiūrėkit, kas dabar daros. Mes tokių neįsivaizdavom. Aš mokiau studentus visų procedūrų, injekcijų su tokiais sukiužusiais moliniais muliažais. Bet mes visas procedūras atlikdavom vienos ant kitų. Vis tiek, kad ir sovietmečių, mums rūpėjo, kad ta medicinos sesuo būtų gerai paruošta. 1971 metais baigiau mokyklą. Laikmetis žinom, koks tuo metu buvo. Daug ko negalima buvo, daug ko nereikėjo, bet nežiūrint to, aš nežinau, mes kažkaip išsisukdavom, net užgavėnę švęsdavom. Labai norėjom viską mokėti, kaip visada, viską greit ir staiga. Labai daug naudos gavome ir iš vyresniųjų seserų, kurios ligoniniai mus kuruodavo kaip praktikų vadovai. Iš tiesų, prisiminus tą visą laikotarpį labai šviesu. 1971-aisiais mokyklai suteiktas Juozo Kupčinsko vardas. Lietuva vis dar gyveno pagal Sovietų Sąjungos taisykles ir sąlygas, tačiau medicinos mokykloje ugdymas vyko tarsi iš rašto.
Aš pati baigiau 1987 metais ir mes turėjome vadovėlius, bet labai daug buvo, kaip ir visur turbūt tais laikais, kad dėstytojai diktuoja iš savo užrašų ar iš vadovėlių. Mes viską konspektuojame gražiai, paskui viską tą mokomės, atmintinai galima sakyti, bet negalėčiau pasakyti, kad mes kažko neišmokome. 1990–1991 metai. Lietuva pagaliau vėl tampa laisva. Permainų vėjai ūžia savo vardą atgavusioje Klaipėdos medicinos mokykloje, kuri perorganizuojama į aukštesnėje medicinos mokyklą. Aš į medicinos mokyklą įstojau po 8 klasių. Buvo stojančiųjų labai didelis konkursas. Slaugytojo tada labai didelis trūkumas buvo. Tai aš didžiavausi, kaip nežinau, kaip būčiau loteriją laimėjus. Ir mes su pasidžiavimu mokėmės, kad jeigu pasakom, kad medicinos mokykla, tai čia prestižas buvo mūsų laikais. Buvo sukurta tokia labai nedidelį, primityvi, atsimenu, bendrabutį slaugos laboratorija, kurioje ten turėjom ranką ir mokėmės įdurti veną. Tiesiog mes mokėmės pagrindinių technikų, buvo vienintelis slaugos vadovėlis, kiek dabar atsimenu, jau lietuviškas. Nuo 1987 metų buvau paskirta direktorė šios mokymo įstaigos. O tada vyko transformacijos įvairios. Teko reformuoti studijų programas taip, kad jos atitiktų ES reikalavimus. Ir štai čia labai didelę pagalbą mums suteikė kaimyninės Skandinavijos šalių vyriausybės, skirdamos ir finansus, ir dėstytojus, kurių pagalba buvo vykdomi dideli projektai. Mes gavom bukletus ir tuos bukletus atsivertė, o ten fantastiškos mokymų priemonės. Visi tie muliažai, visokie manekenai, simuliacijai skirti, tai yra nuostabus dalykas. Mes dirbom juodai ir niekada nesiskundėm. Kai prasidėjo slaugos reforma, buvo kuriama ta teisinė bazė, buvo slaugos praktikos įstatymas sukurtas, medicinos normos, buvo pradėta ieškoti literatūros, antras sritis buvo, aišku, medicinos mokyklose pakeisti slaugos studijų programą. Slauga iki šiol buvo, tokia kaip pagalbinė profesija gydytojams. Slauga nebuvo traktuojama kaip mokslas. O pats slaugos mokslas turi savo ir teorijas, ir metodus, ir galimybės, kaip slaugyti žmogų pagal žmogaus poreikis. Tai vadinasi holistinė slauga. 2000 metai. Mokyklos pradininko Juozo Ciplijausko šeima iš Jungtinių Amerikos valstijų stebi įstaigos veiklą ir inicijuoja kasmetinę premiją šauniausiai medicinos seseriai. Aš 2013 metais buvau paskutinioji Juozo Ciplijausko premijos laureatė. Labai džiaugiausi iš tikrųjų. Baigiau tą mokyklą, pirmoji praktika buvo būtent Respublikiniai Klaipėdos ligoninei, kurioje Ciplijauskas įsteigė gailestingųjų seserų mokslus. Iš čia kilo Klaipėdos valstybinė kolegija. Ir paskui su jas sugrįžau tęsti savo karjeros. 2001. Jau 10-metį kuriama laisva, moderni, į vakarietišką pasaulį orientuota Lietuva. Klaipėdos medicinos mokykla sujungiama su pedagogikos bei žemės ūkio mokyklomis ir reorganizuojama į aukštąją mokyklą – Klaipėdos kolegija. Ji tampa sveikatos fakultetu. Dėstytojai, darbuotojai buvo iš tikrųjų kaip vienas kumštis. Laikotarpį, kada reikėjo įrodyti, kad mūsų mokykla gali tapti kolegija, buvo rašomos tokios savianalizės. Tai įsivaizduokit, žmonės neįsakymo tvarka neprašyti, mes tiesiog užsidarėme 3 paras, neišeidami, parengėm savo mokyklos savianalizę ir mums buvo suteiktas kolegijinis statusas. Nuo 2009 iki šios dienos uostamiestyje klesti Klaipėdos valstybinės kolegijos sveikatos mokslų fakultetas. Jame 3 katedros, 6 užsienio ekspertų akredituotos studijų programos, 27 inovatyvios praktinio mokymo laboratorijos.
74 profesionalūs dėstytojai, 900 motyvuotų studentų ir beveik 100-metį nekintančios pamatinės vertybės. Sakyčiau, kad vyko tęstinumas visų darbų toliau. Visuomenėje vyksta nuolatinis tas vystimasis, čia atsiranda technologijos, skverbėsi į visų mūsų gyvenimą ir taip pat į studijas ir sveikatos priežiūros specialistų darbo, atsiranda programinė įranga įvairiausia, robotai, mobilūs įvairūs prietaisai, virtuali realybė, ko nebuvo iki tol. Klaipėdos valstybinė kolegija yra viena iš stipriausių, turbūt ir visam Pabaltyje. Šiandien mes turim naujausias simulacinės klases su manekenais, kurie realiu laiku gali keisti gyvybinės funkcijas. Turim aukščiausio lygio dėstytojus, specialistų savo srities, prieimą prie daugelį naujausių duomenų bazių, kuriais studentai gali naudotis. Net robotus, kurie gali dirbti su autistiškais žmonėmis. Manau, kad didžioji jų dalis vis tiek ateina iš kolegijos, kadangi tai yra pagrindinė slaugytojų kalvė. Jeigu reiktų apibūdinti absolventę, baigusią Klaipėdos valstybinę kolegiją, atėjusią pas mus dirbti, tai visų pirma gerai paruoštas profesionalas, išsilavinęs žmogus, empatiškas žmogus, kuris sugeba išklausyti sergantį pacientą, sugeba jam padėti, tuo pačiu išlikdamas profesionaliu darbuotoju. Vizija, kad niekas nesustotų, kad vystytųsi toliau, kad visos laboratorijos būtų grįstoms pažangiomis technologijomis, kad išeitų geriausi specialistai. Vizijoje būtų, kad atsirastų naujų studijų programų ir taip ir bus, bet tikslas mūsų yra atliepti lūkesčius mūsų pradininkų, įkūrėjų ir nepaleisti svarbiausių esminių vertybių, tai atjautos žmogui, gailestingumo, užuojautos, šilumos, tiesiog meilės žmogui.